tiesiai šildosi, o iš ten rūko toksai debesis pareina, va žiūrėkit, nei medžių, nei miško, nieko nebesimato. Pareina, va čia va matosi, kad čia va dar matosi, o ten jau debesis slenka. Ir kur jie kyla? Žiūrėk, tiesiai į rūką kyla, ai, sako, dzin. Pakyla. Nebesimato. Nu drąsiai jie čia kažkaip. Va, aš taip nedaryčiau. Pusantros valandos dar turi būti. O, tai dar visur sulakstysit. Nu, klausyk, pamokamai video padaryk. Kaip nereikia daryti, važiuok, va ten kažkas ūžia dabar va šitam rūke, pakilo. Nu, jie yra virš, žinok, jie ten turi gerą dangų, virš to. Nu, virš tos paklodės tokios. Jo, virš tos paklodės. Jo, o kas iš to, jeigu nusileist negali? Bet jie gali nuskristi kitur, jie turi porai valandų benzino ir jie gali Telšius pasiekti, gali pasiekti Mažeikius. Tai kokias išvadas reikėtų pasidaryti? Nu, tai reikėtų programuoti gerai, pasitikslinti. Taip, ir kūro turėti pakankamai? Dirbkit su Palanga, paklauskit oro, ką jie tą pasakys. Jo. Jo, tai čia... Palangoje oras geras, jis nematys čia. Čia laikinai užtraukta tokia, matosi iš viršaus tokia zona. Nuo jūros į prijūros galėtume ir į Palangą varyti, žinai, kam ten į Palangą. Nu, pasitarkite, kaip jums geriau benzino turite, galite ir taip, ir Palangoje galite nusileisti. Ir paskui parskrisit. Bus gera praktika, Robertai. Palangoje duoda gerą orą. Nu tai Palanga dar arčiau skristi, galite varyti Palangą. Nežiūrėkit, įsipirkit kūrą. Jo, iš rūko, kaip ežiukas. O tai kaip reikalas yra, reiškiasi, nu, prognozės matyti, nepasitikrino, labas, mano mėla draugė, labas, Kazimieras. Nepasitikrino, matyt, prognozės, arba čia yra tokie, žinai, tokie, vat. Bet jie kai kilo, jie tiesiai vat prieš juos parėjo, nu ten tokia draizgana tokia. Ir jie drąsiai tiesiai ją nėrė ir... Jie nebijo net, juk jie turi gerus prietaisus, jie viską turi, jiem problemos. Jo, bet paskui, kai užtraukė va toks visiškai paklodė tokia, tai... Jis turi instrumentinį reitingą, jis pakilti A, gali. supratau. Jam užtenka sąlygų pakilti. Tik dabar nusileisti, žinoma, kad negali. Bet jisai gali rasti kitus sprendimus. Tai gera pamoka mokiniui, kaip nereikia skraidyti.